Kviečiame susipažinti su tautinio paveldo puoselėtoja Ieva Kavaliauske. Ieva tradiciniu metodu audžia tautinius drabužius, kuriais puošiasi įvairūs ansambliai, šokių kolektyvai. O daugiausia Ievos aprengtų artistų galima pamatyti per dainų šventę. Šį amatą Ieva pamilo ir perėmė iš savo mamos, kuri kartais dar ir dabar talkina gimstant naujiems kostiumams. Beveik 40 000 eurų parama gauta pagal lyder priemonę administruojama Kretingos rajono vietos veiklos grupės Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija moteriai leido atskirti gyvenamąją ir darbo erdves. Ieva pasistatė kupolą ir įsirengė širdžiai mielas dirbtuves, kuriuose aplanko įkvėpimas ir polėkis. Esu Ieva Kavaliauskė, audžiu tautinius rūbus, esu įsikūrus Kretingos rajone. Su nama pagalba pasistačiau pastatą, tai audyklai savo. Šį amatą paveldėjau iš mamos. Audžiam visus audinius tautiniams rūbams. Sijonams audiniai, liemenėms, prijuostės, skarelės ant galvos, šiltosios žemaitiškos vilnonės kuskos, gūnios, lovatėsės, juostas, čia tik neturiu juostų staklių, ir visų Lietuvos kraštų, tiek žemaitiškiams, aukštaitiškiams, dzūkiškiams, Klaipėdos krašto ir suvalkietiškiams. Visų kraštų audinių galima austi. Su parama įkūriau 1,5 etato darbo vietų. Produktas yra autentiškas, austa senoviniu būdu. Turiu tradicinio tautinio paveldo sertifikatą. Norint gauti tautinio paveldo sertifikatą, reikėjo įrodyti, kad atlieki amatą tokiu pačiu senoviniu būdu kaip prieš 100 metų. Mama buvo gavus pirmą sertifikatą, man buvo gauti jį šiek tiek lengviau, nes buvo punktas paveldėtas iš tėvų amatas. Dabar kuriama yra interneto svetainė pavadinimu Aus dukrelė, kadangi amatas paveldėtas iš mamos, tai tokį ir pavadinimą. Tenai galės pamatyti pavyzdžius, kokius audžiam, susisiekti ir įsigyti. Užsakymų turim nemažai, daugiausiai užsisako kolektyvai, pavieniai žmonės, ateity žadam plėstis.